84 vasarą prie jūros būdavo ir tokių dienų. Tada žemdirbiai atvykę pailsėti į Palangą pasišildydavo Palangos tarp kolūkinių kurortinių įstaigų susivienimo linas uždarame baseine. Čia jūros vanduo plius 26 laipsniai. Rūpestingai prižiūri gydytojai, treneriai. Ypač gyva varlinuke. Įvairios gydymo procedūros. Respublikos žemės ūkio ministras Medardas Grigaliūnas, Respublikinio tarpkolūkinių kurortinių įstaigų susivienimo pirmininkas Stanislovas Malinauskas, Lino generalinis direktorius Gintautas Plaušinis daug pastangų padėjo, kad šalia uždaro baseino iškiltų atviras, žemdirbiai galėtų gydytis, grūdintis ir vasarą, ir žiemą.